Šalom ir sveiki sugrįžę į laidą Izraeliko malynė. Už šios sienos yra Morijos kalnas, kur stovėjo Jeruzalės šventykla ir Šandoros skrynia. O šventyklos kalno viduje yra kai kurie svarbiausi archeologiniai radiniai susiję su Biblija. Galbūt pati Šandoros skrynia vis dar yra čia. Tačiau jau šimtmečius patekti į šią vietą yra visiškai draudžiama ir šiandien mes taip pat negalėsime patekti į šventyklos kalno teritoriją. Tačiau mes tikrai apsilankysime slaptame archeologijos laboratorijoje, kurioje saugomi daiktai neteisėtai išnešti iš šventyklos kalno teritorijos. Turėsime išskirtinę galimybę pamatyti pačius Jeruzalės šventyklos daiktus, kai kurie iš jų netgi susiję su Jėzaus istorija. Iš tiesų mūsų laukia nuostabi archeologinė diena. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Visa ši teritorija vadinama Araunos klojimu ir ją nupirko karalius Dovydas. O vėliau jo sūnus, karalius Saliamonas, pastato ant aukščiausios klojimo vietos, ant Morijos kalno, Jeruzalės šventyklą, kurioje buvo padėta Šandoros skrynia. Tačiau ši šventykla buvo sunaikinta ir atstatyta. O antroji šventykla yra būtent ta, kurią pažino Jėzus. Biblija mums pasakoja, kad jis daugybę kartų atėjo į šventyklą ir jos kiemus mokyti savo mokinių ir žmonių. Šioje vietoje Jėzus išgydė aklus ir luošus. Tačiau ir antroji šventykla buvo sunaikinta. Visi jos pastatai ir daiktai buvo sunaikinti ir užkasti, o šventyklos kalnas liko apleistas šimtmečius. Kol galiausiai 7 amžiuje, 638 metais po Kristaus, musulmonai pirmą kartą užkariavo Izraelio žemę. Jie užkariauja šventyklos kalną ir ant jo pastato Al-Aksos mečetę bei uolos kupolą. Ir šios vietos yra ribotai prieinamos žydams ir krikščionims. Tačiau tai nėra sunkiausia dalis. Požeminė dalis, kuri vis dar egzistuoja, į ją patekti draudžiama visiems, ypač archeologams. Tai reiškia, kad čia slypi milžiniškas archeologinis lobis. Didelė Izraelio gyventojų dalis tiki, kad Šandoros skrynia yra būtent šioje požeminėje teritorijoje. Tačiau mes negalime ten patekti, neturime galimybės prieiti, mums neleidžiama ten patekti. Todėl šie bibliniai radiniai yra tuo pačiu metu taip arti mūsų, bet kartu ir taip toli. Kiekvieno archeologo svajonė yra galėti kasinėti šventyklos kalne. Tačiau, kaip jau minėjome, tai yra visiškai draudžiama. Iki 1999 metų, kai čia įvyko nusikaltimas. 1999 metais Vakfas, musulmonų organizacija, kuri administruoja šventyklos kalną, čia atliko nelegalius požeminius kasinėjimus. Jie iškasė ir pastatė požeminę mečetę, kurioje gali tilpti iki 10 000 žmonių. Milžiniška statyba būtent šioje vietoje, kurią dabar matome, toje vietoje, kuri buvo žinoma kaip Saliamono arklidės. Ir kai jie kasė, kad pastatytų mečetę, viską, kas buvo požemiuose, jie tiesiog sukrovė į sunkvežimius ir išvežė į Kedrono slėnį, kuris yra slėnis einantis čia apačioje. Ir jie tiesiog išmetė 9 000 tonų žemės iš šventyklos kalno kartu su archeologiniais radiniais. Tai tikrai nusikaltimas prieš biblinę istoriją, be to
tai yra tiesioginė prasme neteisėta statyba. Tačiau archeologas vardu Začis Dvira sužinojo, kad tai vyksta. Ir jie paėmė šias 9000 tonų išmestų medžiagų ir nugabeno į archeologinį projektą, sijojimo projektą, kurį jau esame rodę šiame kanale. Šiame projekte jie sijodavo ir atskirdavo žemę bei akmenis iš Šventyklos kalno nuo archeologinių radinių. O šie archeologiniai objektai yra nugabenami į slaptą laboratoriją čia, Jeruzalėje, kad būtų ištirti. Ir dabar mes kartu aplankysime šią vietą ir savo akimis pamatysime, kas buvo iškelta iš Šventyklos kalno vidaus. Ir kaip tai yra tiesiogiai susiję su Biblija. Eime! Pagaliau atvykome į laboratorijas. Mes vis dar esame Jeruzalėje, bet šiuo metu esame slaptoje vietoje. Niekas negali žinoti, kur tiksliai mieste yra šios laboratorijos, nes čia tiesioginė prasme yra saugomi ir tyriami kai kurie svarbiausi archeologiniai radiniai Izraelyje ir galbūt net pasaulyje. Archeologiniai radiniai tiesiogiai susiję su Jeruzalės šventykla. Jie buvo rasti ne tik Šventyklos kalno teritorijoje, bet daugelis jų yra susiję su šventykla. Tiek su pirmąja Jeruzalės šventykla, tiek su antraja šventykla. Taip pat pamatysime objektų tiesiogiai susijusių su Jėzumi. Iš tiesų kažkas nuostabaus. Todėl viskas, kas čia yra, turi būti išsaugota, kol bus perkelta į kitas saugias vietas, pavyzdžiui, muziejus. Na, draugai, dabar turėsime privilegiją. Iš tiesų esu labai susijaudinusi dėl šiandienos. Eisime į laboratorijas. Eikite kartu su manimi. Dabar einame į vieną iš kelių Šventyklos kalno archeologinių radinių saugyklų. Pažiūrėkite, kur mes esame. Kai Vakfas, ši musulmonų organizacija, išvežė 9000 tonų žemių, akmenų ir archeologinių radinių iš Šventyklos kalno, mes kalbame apie milžinišką radinių kiekį. Jau rasta daugiau nei 500 000 radinių. Tarp jų daugiau nei 100 000 radinių, kuriuos archeologai laiko ypač svarbiais. Taigi, kai jie išvežė visą tą žemę iš Šventyklos kalno, ji buvo perkelta į sijojimo projektą. Ir pirmąjį žingsnį mes jau esame rodę čia kanale ir anksčiau. Tai būtent sijojimas, kuris atskiria vienoje pusėje Šventyklos kalno žemę ir dulkes, o kitoje pusėje archeologinius radinius, kurie yra suskirstyti į kategorijas. Ir šios kategorijos yra atnešamos į sandėlius. Pažiūrėkite į tai. Visa ši vieta, kurioje esame, visa tai čia yra archeologiniai kaulų radiniai. Pažiūrėkite į tai. Dėžės ir dėžės. Ir dar daugiau dėžių tik šiame kaulų sandėlyje. Ir klausimas yra, kodėl ant Šventyklos kalno buvo tiek daug kaulų? Ir tai gali būti dėl įvairių priežasčių. Tai galėjo būti valgio, kurį kažkas senovėje valgė ant Šventyklos kalno, liekanos. Bet tai taip pat gali būti aukotų gyvūnų kaulai ant šventyklos. Ir norint atskirti, kokie tai buvo gyvūnai, kas su jais atsitiko, kodėl tie kaulai buvo ant Šventyklos kalno, reikia išanalizuoti, ar gyvūnas buvo žalias, ar virtas, ar sudegintas, kaip jis buvo paskerstas, taip pat kokio tai buvo gyvūno kaulai, nes mes žinome, kad ne visi gyvūnai galėjo būti aukojami šventykloje. Dažniausiai buvo aukojami košeriniai gyvūnai pagal Senojo testamento švarumo įstatymus. O aukojimo praktika buvo labai paplitusi bibliniais laikais, net ir Jėzaus šeimoje. Jei skaitome Bibliją, prisimename, kaip Marija, Jėzaus motina,
neša jį ant rankų į Jeruzalės šventyklą, kai jam buvo vos kelios savaitės. Ir ji eina į šventyklą ir aukoja 2 balandėles, tai yra 2 karveles. Todėl tarp daugelio rastų kaulų taip pat buvo rasta balandžių kaulų, netgi iš antrosios Jeruzalės šventyklos laikų, Jėzaus laikų. Taigi, visos šios dėžutės, pavyzdžiui, kurios yra čia šalia mūsų, yra skirtos kaulams. Ir kiekviena sritis, kurią matome, iš tikrųjų yra skirtingos kategorijos. Čia, pavyzdžiui, visos šios dėžutės yra skirtos mozaikoms. Ir kiekviena dėžutė, mielieji, kurią atidarome, iš tikrųjų yra archeologinis lobis. Pažiūrėkite į tai. Taigi, čia matome akmenukus, naudotus šventyklos kalno mozaikose. Ir mielieji, tai buvo atsitiktinė dėžutė, kurią ką tik paėmiau. Ir kaip ši, leiskite ją atversti teisingai, tokių yra labai daug. Taigi, kaip sakėme, čia turime kaulų, turime mozaikų. Pagalvokite, kokia kategorija buvo rasta daugiausiai? Iš visko, kas buvo rasta šventyklos kalne, ko buvo rasta daugiausiai? Kaip manote, kas tai galėtų būti? Galite dabar parašyti čia pokalbyje komentaruose. Daugiausiai buvo rasta keramikos šukių. Ir visa ši teritorija, čia motė, ateik čia su mumis, visa ši įėjimo zona, pirmosios dėžės, pro kurias praėjome, visose jose taip pat yra keramikos. Kitame sandėlyje yra daug keramikos dėžių. Jie dar tik ką atidarė naują sandėlį. Ir aš noriu jums parodyti šią spintelę, nes čia viduje laikoma metalų kategorija. Pažiūrėkite į tai. Vaikinai, jie yra atskirti pirmiausia pagal medžiagą. Taigi yra bronza, yra varis, yra geležis. Čia viduje taip pat yra monetos, kurios pagamintos iš metalo. Bet aš noriu jums parodyti būtent šią dėžutę. Čia, draugai, yra vynys. Senovinė vynys iš skirtingų laikotarpių, įskaitant ir romėnų laikotarpį. Leiskite man parodyti keletą šių senovinių vynių pavyzdžių. Ir žinoma, kai galvojame, mielieji, apie senovinius vynius, be jokios abejonės pirmiausia į galvą ateina Jėzaus nukryžiavimas. Taigi čia galime pasinaudoti visais šiais nuostabiais archeologiniais radiniais, kad geriau suprastume ir išstudijuotume visą Izraelio istoriją, bet svarbiausia – Biblijos istoriją. Ir jūs taip pat galite pamatyti, leiskite man pasinaudoti progą ir parodyti jums, kiekvienas iš šių objektų yra tiksliai suklasifikuotas, kuriame kibire buvo rastas, kurioje vietoje, kurią dieną jis buvo rastas. Štai pažiūrėkite į šį, draugai. Jis buvo rastas 2015 metais. Kas yra prižiūrėtojas? Visa tai yra užfiksuota čia viduje. Taip pat yra kompiuterizuota sistema. Specialios programos sukurtos padėti administruoti ir tirti kiekvieną iš šių objektų. Ir ne visi radiniai šioje vietoje yra maži. Turime ir labai didelių radinių. Galime matyti šią zoną, kurioje yra didelių ypatingų akmenų kategorija. Ir jie yra iš skirtingų istorinių laikotarpių. Taigi, jei galime paimti, galime paimti čia ir pradėti žiūrėti, ką turime. Pavyzdžiui, pagal dekoracijas galime matyti, kad tai tikriausiai Bizantijos laikotarpio akmuo. Bizantijos laikotarpis yra pirmasis krikščioniškas šventosios žemės laikotarpis. Taigi čia turime Bizantijos laikotarpio akmenį. Štai čia, pavyzdžiui, turime šį akmenį. Ir pažiūrėkite, koks jis įdomus. Galime matyti, kad jame yra skylė su kažkuo įstatytu viduryje. Aš kalbėjausi su archeologu apie šį konkretų akmenį ir jis man pasakė, kad jie mano, jog tai galėjo būti durų užraktas. Pažiūrėkite, kaip įdomu, pažiūrėkite, koks daiktų mišinys. Čia yra kažkas šiek tiek žemiškesnio, galima sakyti, kaip durų užraktas, o šalia matome ir šventus daiktus susijusius su Jeruzalės šventykla. Čia viduje taip pat, pavyzdžiui, yra šis marmuro gabalėlis. Matote, kaip jis yra apdirbtas?
Specialistai mano, kad tai galbūt buvo dalis senos bažnyčios. Taigi čia matome itin svarbius objektus, tokius kaip bažnyčios dalys, kaip paties šventyklos fragmentai, kuriuos netrukus jums parodysiu, taip pat ir kasdienio gyvenimo daiktus. Ir būtent čia prasideda svarbiausias archeologų darbas – paimti šias grubias kategorijas ir tada atlikti kiekvieno objekto analizę. Taigi, pirmiausia, reikia atskirti kategoriją, o kitas žingsnis – suskirstyti pagal istorinius laikotarpius. Kananiečių laikotarpis arba bronzos amžius – pirmosios Jeruzalės šventyklos laikotarpis, antrosios Jeruzalės šventyklos laikotarpis ir antrosios šventyklos pabaiga, kuri yra būtent Jėzaus laikotarpis. Jie ims, skaitys ir iššifruos senovinius nurodymus. Bibliniai vardai, mielieji, biblinių veikėjų daiktai buvo rasti šiuose objektuose. Taigi tai tikrai nuostabu ir jie atlieka šią atranką. Ir dar vienas dalykas, kurį čia daro, jie atskiria šiuos objektus nuo nedidelio kiekio žemės ir dulkių iš šventyklos kalno, kurios vis dar yra tarp jų. Taigi, ateikite čia su manimi. Jūs galite matyti, pavyzdžiui, čia pažiūrėkite, kad žemė, žiūrėkite, leiskite man jums parodyti. Tai yra pažodžiui šventyklos kalno žemė. Ir jūs galite matyti, kad jos spalva, mielieji, yra kitokia. Tie, kurie jau buvote čia Jeruzalėje, žinote, kad grindų spalva nėra tokia. Tai yra daug pilkesnė spalva nei Jeruzalėje. Ir būtent todėl, kad ši žemė sumaišyta su pelenais, nes pirmoji ir antroji Jeruzalės šventykla buvo sudegintos. Ir pats Jėzus apie tai kalba. Jėzus numato antrosios Jeruzalės šventyklos sunaikinimą. Jis sako, neliks akmens ant akmens. Ir būtent tai mes ir matome. Neliko akmens ant akmens. Tačiau šiuose sugriautuose akmenyse slypi archeologija, kuri dabar yra tyriama, analizuojama ir iš tikrųjų leidžia iš naujo suprasti biblinę istoriją. Todėl mes galime pažvelgti į šią žemę ir čia matyti Jėzaus pranašystės išsipildymą. Pažodžiui, šie pelenai yra tai, apie ką kalbėjo Jėzus. Todėl galite matyti, kad daugelyje vaizdo įrašų, beje, aš dėviu šią grandinėlę. Čia viduje tai, ką matote, yra būtent tai. Šioje grandinėlėje aš nešiojuosi su savimi žemę iš šventyklos kalno vidaus. Kartu su šventyklos pelenais aš tiesioginė prasme nešuosi su savimi dalelę biblinės istorijos, o vėliau taip pat papasakosiu jums, kaip ir jūs galite turėti vieną tokią su savimi. Bet grąžinkime pelenus ir žemę į jų vietą. Pažiūrėkite, mano ranka, pažiūrėkite, ji padengta pelenais. Bet dabar mes tikrai turime eiti į laboratoriją, kad pamatytume, kaip visa tai yra tiriama ir apdorojama. Einam! Jei norite turėti dalelę Jeruzalės istorijos, dalelę šventyklos kalno istorijos su savimi, kaip ir aš čia nešiojuosi su savimi ir dar prisidėti prie šio archeologinio projekto, turiu jums kažką nuostabaus parodyti. Pažiūrėkite į tai. Taip pat pasinaudokite QR kodu, kuris yra čia ekrane, arba nuorodą aprašyme ir galėsite rasti šventyklos kalno žemę. Ir kiekviename iš šių paketėlių pirmiausia rasite autentiškumo sertifikatą, kurį parengė šio projekto archeologai. Tačiau svarbiausia yra tikrai šventyklos kalno žemė. Žemė, kuri tiesioginė prasme atkeliavo iš vienos svarbiausių vietų visoje Biblijos istorijoje. Istorija, kuri iš naujo atrandama šiame projekte. Jūs galite pasiimti ją tokiu būdu, kad padėtumėte ant lentynos savo namuose arba, kaip darau aš, nešiotis su savimi kasdien. Bet iš tikrųjų tai nuostabus būdas turėti dalelę Jeruzalės arba padovanoti kitam žmogui unikalią dovaną.
Ir taip pat prisiminti, kad jūs padedate finansuoti šį projektą. Taigi, aš tikrai norėjau jums apie tai papasakoti, o dabar kartu toliau susipažinsime su šios vietos archeologija. Einam! Mes einame į laboratoriją ir būtent čia vyksta tikrasis darbas. Jie paima 100 000 radinių gabalėlių ir pradeda juos iššifruoti. Ir suprasti, kas jie buvo, iš kokio laikotarpio, kas juos naudojo ir kokie jų biblijiniai ryšiai. Tai tarsi sudėlioti dėlionę iš milijonų detalių, kuriuose trūksta daugybės dalių. Tačiau jie iš tiesų atlieka nuostabų darbą ir sugrąžina istoriją į šviesą. Noriu parodyti jums pavyzdį, kažko nuostabaus, ką jiems pavyko padaryti. Pažiūrėkite į tai. Jie rado keletą skirtingų spalvų ir įvairių formų akmenų gabalėlių. Tačiau visi šie akmenys yra iš antrojo Jeruzalės šventyklos laikų, tiksliau iš karaliaus Erodo laikotarpio. Ir ką archeologai suprato, padedami tokių raštų kaip Flavijaus Juozapo knygos, tai kad šie akmenys susijungdavo ir sudarydavo šiuos raštus. Žmonės tai niekas kitas kaip Jeruzalės šventyklos grindys. Taip, Jeruzalės šventyklos kiemai. Grindys nebuvo baltos, kaip matome šiandien. Jos buvo padengtos šiais, atrodo, spalvotais plytelėmis. Ir tai yra labai svarbu. Mes žinome, kad Jėzus vaikščiojo po Jeruzalės šventyklą nuo tada, kai jam buvo 12 metų ir ypač per savo tarnystės laikotarpį. Pavyzdžiui, paskutinę savo gyvenimo savaitę, paskutinę savaitę Jeruzalėje yra parašyta, kad jis kasdien eidavo į Jeruzalės šventyklą mokyti. Taip pat, pavyzdžiui, Saliamono portike. O Saliamono portikas ir kiemai buvo jų grindys. Tiek šis, tiek anas. Taigi yra tikra tikimybė, kad Jėzus vaikščiojo ant šių akmenų. O jei ne būtent šiomis, tai akmenimis, kurie buvo tokie patys kaip šie. Jie tiesioginė prasme persijodavo šiuos gabalėlius ir sugebėjo sudėlioti šias dėliones. Todėl šiandien turime atstatytas kai kurias šventyklos grindų dalis. Šalom. Šalom, šalom. Visi pasakykite šalom archeologui Danieliui Šanį, vieną iš archeologų dirbančių šiame projekte. Ir aš paprašiau jo atnešti mums specialiai dėžutę su kai kuriais svarbiausiais radiniais, kurie buvo rasti šioje vietoje. Tai ką tu mums šiandien atnešiai? Turime keletą dalykų, kuriuos radome Sijodone. Štai pirmasis čia, tai yra dažytas kryžiaus pakabukas. Oho! Pažiūrėkite čia žmonės. Tai yra kryžiaus pakabukas. Mes žinome, kad tai pakabukas ir dėl skylutės čia, šioje vietoje. Ir ką kryžius veikia šventyklos kalne? Kažkuriuo metu senovės istorijoje kažkoks piligrimas atvyko į šventyklą. Na, jis galėjo atvykti iš bet kur. Jis turėjo pakabuką ant kaklo, panašų į tą, kurį turi tu. Tikėkimės, tavo grandinėlė stipresnė nei jo, nes jo nutrūko ir pakabukas nukrito. Ir mes nustatėme, kad nesame tikri, kiek jam metų. Jam gali būti 500, 1000 ar net 1500 metų. Taigi per šį objektą galime matyti ir krikščionių ryšį su šventyklos kalnu. Jei šiandien nueisime į šventyklos kalną, pamatysime žmonės iš viso pasaulio. Žydus ir krikščionis, lankantis šią vietą. Taip pat senovėje šventyklos kalne buvo krikščionių piligrimų. Ir kaip jis sakė, mes vis dar tiksliai nežinome, iš kokio laikotarpio yra šis pakabukas. Ar jam 500 ar 1500 metų. Tačiau jis tikrai parodo krikščionių ryšį. Ir ką dar mes čia turime? Tuo tarpu aš viską sudėsiu atgal. Ką dar mes čia turime? Ne tik krikščionių piligrimai čia buvo, bet ir žydų. Ir ką dar mes čia turime? Turėjome ne tik krikščionių piligrimų, bet ir žydų piligrimų. Ir vienu momentu
Vienas iš jų užsuko ir paliko mums mažą grafitį. Tai yra nedidelis keramikos fragmentas, kuris jau buvo sulūžęs senovėje ir ant jo jis nupiešė senovinį žydų simbolį – menorą. Šis čia buvo mažas keramikos gabalėlis, kaip milijonai keramikos gabalėlių, kurie vis dar yra šventyklos kalne, dar nebuvo iš ten išimti. Kažkas paėmė ir čia padarė mažą piešinį. Ir tai rodo, kad kažkoks žydas buvo praėjęs per šventyklos kalną. Tačiau mes taip pat tiksliai nežinome, iš kokio laikotarpio yra šis keramikos gabalėlis. Archeologams dar teks padirbėti, kad tai išsiaiškintų. O dėl menoras, nesu tikras, ar ją nupiešė kažkas, kas iš tikrųjų matė originalą, kai jis dar buvo ten, ar kažkas atėjo po 100 ar 1000 metų ir prisiminė, kaip jie atrodė. Oho, noriu pasakyti, pažiūrėkite į tai. Jis pasakė, kad mes nesame tikri, ar tas žmogus matė originalą. Tai reiškia, kad yra tikimybė, jog tas, kuris nupiešė šią menorą, matė šventyklos menorą, nes ji ten buvo iki 70-ųjų metų, kai romėnai ją pavogė ir išsivežė į Romą. Bet galbūt tai yra kažkieno, kuris matė originalią menorą, liudijimas. Čia turime mažą keraminę liūto galvą. Oho. Pažiūrėkite į snukį, ausis ir po vieną akį kiekvienoje pusėje. Tai yra dalis to, kas būtų buvusi pilna statulėlė iš pirmojo laikotarpio, maždaug 8 amžiuje prieš Kristų. Taigi, mes kalbame apie laikotarpį maždaug prieš 2800 metų. Ant šventyklos kalno buvo liūto atvaizdas, tačiau gyvūno atvaizdas neturėjo būti ant šventyklos. Ir paprastai gyvūnų atvaizdai, ypač tuo laikotarpiu, buvo siejami su stabmeldyste, su kitų dievų ar esybių garbinimu. Ir klausimas, kurį visi turime savo užduoti, yra toks: kodėl ant šventyklos kalno yra galbūt pagoniškas objektas? Taigi Biblija užduoda savo tą patį klausimą. Ir jei atsiversite kelias vietas Biblijoje, Karalių knygoje, Ezechielio knygoje, pranašai kalba prieš tai. Ir vienas iš pirmųjų dalykų, kurių mokome, kai mokomės istorijos, yra tai, kad jei yra taisyklės ir žmonės kalba prieš kažką, tai reiškia, kad tai vyksta. Todėl mes randame visus šios dalykus ir visi jie yra sudaužyti. Aš pasirinkau didžiausią, gražiausią. Turime daug mažų sulaužytų arklių, asilų ir galvijų gabalėlių. Ir vienu metu jie surinko juos visus, sulaužė ir išmetė. Todėl mes randame tik likučius. Mes čia matome įrodymą apie biblinį pasakojimą. Kai pranašai šaukė žmonėms ir sakė, kad jie nustotų garbinti stabus, netgi kad stabmeldystė vyko ant šventyklos kalno, štai jums įrodymas. Ir būtent šis bei kiti stabmeldiški daiktai buvo rasti sudaužyti. Ir tai rodo, kad teisiųjų karalių vykdytos religinės reformos iš tikrųjų įvyko. Pavyzdžiui, prisimename karalių Jošiją. Karalius Jošijas 7 amžiuje, tai yra kitame amžiuje po šio, karalius Jošijas įsako apvalyti visą Izraelio žemę nuo stabmeldystės, nuo jos atvaizdų. Ir taip pat išsamei aprašyta, kad jis įsako apvalyti šventyklos kalną, nes šventyklos kalne buvo atvaizdų. Ir čia mes iš tikrųjų matome sudaužytą atvaizdą ant šventyklos kalno. Ir tai labai gerai atitinka tai, ką mums sako Biblija. Ir iš tikrųjų nuostabu, kad galime tai matyti dar kartą, patvirtinant Biblijos pasakojimų istoriškumą. Labai ačiū, Danieliau. Todach rabach, kad mums visą tai parodė. Gražinu, kad būtų galima saugoti. Čia viskas turi būti labai tvarkinga. Taigi, labai ačiū. Nėra už ką. Nėra už ką. Labai malonu jūs čia turėti. Visi pasakykite daktarui Joabui Farchijai šalom. 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 Kaip tu laikaisi? Puiku, jis yra senovinių monetų specialistas. Jis yra vienas iš tyrėjų čia centre. Ir aš paprašysiu jo parodyti mums keletą biblinio laikotarpio monetų. Prašau, atsisėskite. Ir mes turime jums parodyti keletą įdomių dalykų. Tai pradėkime nuo to, kas vadinama našlės skatikais. Oho. Jėzus. Gerai. O čia yra monetos iš Aleksandro Janajo, Rasmonėjų karaliaus laikų. Kaip matote, tai bronzinės monetos ir tai buvo mažiausios to laikotarpio monetos. Aš galiu? Taip, prašau, pažiūrėkite. Štai viena. Oho, pažiūrėkite į tai. Mes prisimename našlės istoriją. Ji atidavė 2 vienintelės monetas, kurias turėjo.
Ji paaukojo tai mažai, ką turėjo. Ir ši istorija tampa labai prasminga, kai pažvelgiame į pačią monetą. Galime matyti, kad jos vertė yra maža, paprasta moneta, mažiausia kokia tuo metu buvo. Ir ji paaukoja būtent 2 tokias monetas šventyklai. Ir aš taip pat manau, dabar galime perskaityti šias eilutes. Jėzus atsisėdo priešais vietą, kur buvo dedamos aukos. Ir stebėjo minią dedančią pinigus į aukų dėžes. Daugelis turtingųjų ten metė didelės sumas. Tada priėjo vargšė našlė ir įmetė 2 mažytes varines monetas, beveik be vertės. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė: užtikrinu jūs, ši vargšė našlė įmetė į aukų dėžę daugiau už visus kitus. Visi davė iš to, kas jiems liko, o ji, būdama vargšė, atidavė viską, ką turėjo pragyvenimui. Kita biblinė moneta, kurią turime čia, yra sidabrinė pusės šekelio moneta iš žydų sukilimo prieš romėnus laikų. Ir kaip žinote, antrojo šventyklos laikotarpiu kiekvienas žydų vyras, vyresnis nei 20 metų, kasmet turėjo paaukoti pusę šekelio šventyklos mokesčiui. Vienoje pusėje parašyta Jerušalaim Hakadoša, šventoji Jeruzalė senovės hebrajų rašmenimis, o kitoje pusėje Hatsi Hašekel, pusė šekelio. Labai atsargiai, prašau. Vaikinai, mes turime elgtis su ja labai atsargiai. Bet palyginkite šią monetą su kita, kurią matėme. Galime matyti, kad ji yra daug didesnė, daug sunkesnė. Ji taip pat pagaminta iš brangesnės medžiagos – sidabro. Ir kai kalbame apie biblinės monetas, tikrai bibliniau jau būti negali. Parašyta Šventasis Jeruzalės miestas ir pusė šekelio. Ir mes prisimename įvairias Biblijos vietas, kuriuose kalbama apie pusės šekelio mokėjimą. Tai buvo tarsi kasmetinis visų pasaulio žydų mokestis. Taigi Jėzaus laikais žmonės iš tikrųjų kasmet atiduodavo tokią monetą, kad sumokėtų savo mokesčius. Ir mes skaitome apie šias istorijas. Visa ta epocha ir gale čia, kai prisiliečiame prie istorijos, tai tikrai nuostabu. Ir visa tai nebūtų buvę rasta, jei ne šis nuostabus projektas. Tai vis dar būtų prarasta ir pamiršta istorijoje. Labai ačiū, daktarė Joavas, kad parodėte mums monetas, kad pasidalijate savo žiniomis, o mes dabar tęsime savo kelionę. Ačiū. Nėra už ką. Iš 100 000 archeologinių radinių šiame projekte, tas, su kuriuo aš asmeniškai jaučiu didžiausią ryšį, yra šis. Pažiūrėkite į šį akmenį. Ir ne tik todėl, kad jis gražus ir išraižytas. Čia galite matyti augalų atvaizdus. Tačiau tai, kas iš tikrųjų daro ją ypatingą, yra tai, kad jai šiek tiek daugiau nei 2000 metų. Ir ji yra originali Jeruzalės šventyklos dalis. Tiksliau, tai buvo viena iš Jeruzalės šventyklos įėjimų dalis. Taigi, kai mes skaitame Biblijos tekstus ir girdime, kaip Jėzus su savo šeima eina į šventyklą, kaip jis įžengia į šventyklą per savo triumfinį įžengimą, kai mes skaitome apie pranašus, apie karalius, kurie lankėsi šioje vietoje, kurie įėjo į šventyklą, yra didelė tikimybė, kad jie tiesioginė prasme praėjo pro šį akmenį. Šis akmuo yra Jeruzalės klestėjimo liudijimas. Jeruzalės iš 1 amžiaus laikų. Ir iš tiesų mes čia matome kažką labai svarbaus. Nes juk galų gale netrūksta žmonių, bandančių ištrinti Izraelį iš žemėlapio. Yra žmonių, kurie kovoja, kad fiziškai sunaikintų Izraelį. Ir mes tai matėme per pastarųjų metų karus. Tačiau šie žmonės bando ne tik fiziškai sunaikinti Izraelį, bet dalis šios kovos prieš Izraelį yra ir Izraelio istorijos ištrinimas. Ištrinti ypač. Šventyklos kalno istorija, kai žmonės sako absurdiškus dalykus, pavyzdžiui, kad Jeruzalės šventykla niekada neegzistavo arba kad ji nebuvo ant šventyklos kalno.
Žmonės sako, kad karalius Dovydas, kad karalius Saliamonas niekada neegzistavo, abejoja Izraelio ir Biblijos istoriškumu. Ir todėl visiems tiems, kurie abejoja, pažiūrėkite į tai. Yra ištisi archeologiniai tyrimai, įrodantis šią istoriją. Šis akmuo yra mūsų istorijos dalis ir niekas niekada to nesugebės ištrinti. Net kai tiek daug bandė, pati Vakf, kai išmetė visą šią žemę su archeologiniais radiniais, jų tikslas buvo aiškus. Bet mes esame čia tam, kad papasakotume savo istoriją. Ir šis akmuo taip pat mane sieja su Biblijos eilute, 102 psalmėje, kurioje parašyta: tarnai myli net tavo akmenis ir gailisi jos dulkių. Ir būtent tai mes matome biblinėje archeologijoje. Mes mylime akmenis ne todėl, kad garbiname pačius akmenis, bet dėl šių akmenų istorijos. Nes šie akmenys mums primena mūsų istorinį ryšį su Dievu ir su Izraelio žeme. Ir dulkės, kurias mes tiesioginė prasme nešiojame su savimi iki šių dienų. Todėl šis projektas man yra labai ypatingas ir užima ypatingą vietą mano širdyje. Ir noriu padėkoti visiems jums, kurie žiūrėjote šiandien. Taip pat galite palikti komentaruose, kuris iš radinių jums labiausiai patiko. Ir pasimatysime kitą savaitę.